7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labas, tai visai senai matėmės ir nuo čia prasideda mūsų vlogas iš Rally Visaginas 2025. Dabar esu Kaune, tiksliau prieigose į Kauną. Turim 4:30 ir tradiciškai Kaunas pasitinka mūsų kamščiais, o kažkas sako, kad Kaune kamščių nėra. Yra. Žodžiu, mano dabar kelionės pirmas tikslas yra nuvykti pas mūsų naujus partnerius, pas mūsų naujus draugus, Zestino Baltic, atsiimti savo padangėlių, su kuriomis važiuosim Visaginą. Paimsim padangas, pakalbinsim atstovus, galbūt papasakos apie tą patį produktą, apie pačias padangas, kas yra gerai, kokie yra kitų atsiliepimai ir panašiai. Tai va, pasiimsim 10 vienetų padangų. Už manęs bagažinėje yra 6 naujai nudažyti ratlankiai. Dar labiau už manęs ant kablio prikabinta priekaba, kadangi kiek čia mes turėsim 16 vienetų ratų, tai mašinėlė galimai netilps. Tikiuosi, kokių 10 minučių bėgi pasiek tikslą ir susitiksim ten. Pakalbinsim Zestino Baltic atstovus ir parodysim, kaip atrodo nauja, visiškai nauja žvyrinė Zestino padanga. Šiaip labai nekantru, nes Visagine, tiksliau ne Visagine, o bendrai šiemet mums visai yra daug naujų kartų. Tai Rokišky važiavom pirmą sprinto etapą, važiavom, galima sakyti, pirmą kartą tokiu greitesniu režimu su roketais, o Visagine bus pirmas kartas su žvyrinė padanga ir net nesunaudota, o su visiškai nauja. Tai penktadienį iš ryto planuojam turėti testus tuose regionuose tarp Zarasų ir Visagino. Tai žodžiu, bet apie viską jau netrukus. Tai va, atlėkėm pas naujus partnerius, pasikrovėm daug gėrio naujo. Tai tai papasakok, kas čia per produktas, kiek esat Lietuvos sporto rinkoje ir kokiu atsiliepimu esat girdėję apie produktą. Iš karto parodom, kas čia. Iš esmės esam pakankamai nauji. Pernai pradėjom vežti Zestino padangas į Baltijos šalis. Padangos yra naujos gamybos, tvirto kordų, pilnai ralinės padangos, minkšto mišinio ir pernai kas bandėsi ralyje turėjo gerus atsiliepimus, kad pakankamai ilgai tarnauja, turi gerą sukibimą. Krose taip pat kolektyvui patiko, tai šiemet, manau, pabandysim plačiau. Tai šiaip asmeniškai irgi nemažai gerų atsiliepimų esu girdėjęs. Tik tai, žinai, kai iš lūpų į lūpą sklinda, tai tas garsas neplačiai eina. Tai pabandysim patys ir aš tikiu, kad po Visagino turėsim labai gerų atsiliepimų. Tai ne tai, kad važiuosim pirmą kartą su žvirenkim, bet su naujom. Tai gerai, o kuo šitas daiktas išsiskiria? Tai, irgi turim stačius kraštus, ane? Turim tokias kaladėlės. Ir kas yra išskirtinio, ką parodė, nežinau, ar čia matosi, tai matot, turi E4 žymą ir for rally use. Ir sakyk, kad nebėra žodžio only. Tai reiškia, kad su šitą padangą gali gatvę važinėti. Taip, šitos padangos yra pilnai patvirtintos Europos testavimo laboratorijų ir turi leidimą važiuoti gatvėmis. Tai dabar mes pasiėmėm, čia ne tik mum, bet ir kolegom, kur čia 185 šiam5, R15 ir dar koks dydis yra galimas? Dar galimas 175 šiam5 R14. Čia gal labiau krosui bus įdomu, bet jeigu kas turi silpnesnę mašiną ir nori prasukti ratus, tai drąsiai galima naudoti. O 205 ten kažkas
Bus galimybė, bet šiai dienai neturim, turim tik tai Paryžius. Vėliau tikrai pasipildys asortimentą. Tai vat, kadangi varom su 2,5, tai man atrodo, ta 1 centimetrų siauresnė padanga suteiks daugiau galimybių tam motoriukui prasukt ratus, nes blemba čia žiūriu, kad čia ir tai bus reikalų, svarbu pusašių nesulaužyti. Tai gerai, tai tiek, ne? Tai lekia montuotis ant naujai nudažytų ratlankių ir pirmieji atsiliepimai jau bus penktadienį ryte, kai turėsim testus. Tai ačiū tau, Tautvydai, nuvežam kolegom pristatymą į Vilnių ir laukit atsiliepimų. Hello, tai iš Kauno teleportuojamės į Zarasus. Dabar yra penktadienio popietė. Po mažiau negu valandos mūsų laukia administracinė. O čia mūsų aparatas jau po testų. Nieko nepridarėm. Padangos. O! Naujai nudažyti ratlankį biškį. Pasibalnuoja. Užklijuotas naujas mūsų partneris. Naujas lipdukas ir senam, ištikimam partneriui. Tai va, sėdam į mašinėlę ir varau į adminkę. Pirmą gal atrakint reikėtų. Tai pas mus šiandien taip protarpiais yra prisijungiama. Ryšio problemos. Ja, praėjom adminkę. Gavom daug visokių dalykų. Šiaip kaip nieka, daug, net įdomu, kas ten yra. Dabar lekiam apsiklijuot. Kur mūsų mašina? Ten mūsų mašina. Einam susiklijuot lipdukus po pusvalanduko. Turim techą. Ir tada važiuosim Rekonesans. į maratoninius greičių ruožus. Įdomu, kaip ten seksis. Smagiai. Pirmas kartas tokiuose kilometražuose, bet va, pas kolegas, pas Grigaitis Salzburgu, tai iš mineralio tiesiai į tokius kilometrus. Su šviežia mašina. Aštru. Tai va, o šiaip ką žinau, kas pas tave gera? Švalgyt noriu. Šiaip tai viskas gerai. Labai džiugu, kad turėjom šiandien ryte testus, tuo pačiu ir prasirašymo testus jau turėjom, tai dabar viskas bus gerai. Kokios kavytės reikia pasiimti, kad biškis koncentraciją pakelt arba sparnų Red Bullio ir neturėtų būti ilgas susirašymas. O kol mes dabar jau čia kalbėjome, jau priėjom prie savo Alio. juodai raudono daikto. Padėsit klijuot? Ai, gal patys sutvarkysim. Sėdėkit, žiūrėkit. Tu grįžk. Antras netikėtas prisijungimas iš mūsų. Susirašėm, kiek čia, 3/4 greičio ruožų. Tai pirmą, antrą susirašėm ir pasitikrinam. Trečią susirašėm, dabar sustojom degaliniai, biškį energijos. Ir trečią, ketvirtą jau važiuosim pasitikrinti. Apie greičio ruožus, tai jie žiauriai greiti. O tas pirmas, antras, tai koks 3/4 platu, labai greita. Tada tas rimšės jau dopas, kai įsisukam į tą senąjį, tada jau ten siauriau biškį, techniškiau. O tas trečias, ketvirtas, šituose kraštuose jį vadina pasodės greičio ruožų. Nu, tai ten, Jėzus tu Marija, aš galvoju, kad vietom gal net 5 ribotuvą mūsų bambukas daužys. Labai greita, daug drąsos reikalauja. Ir vien 5-6, tai ten yra kelios vietos su 2-3, bet čia gal labiau toks dėl atsargumo sulėtinta biškį, nes po greitų atkarpų yra tie posūkiai. Tai, aštru. O kitas dalykas, kad administracinę praėjom, tai viskas ok, bet techninės nepraėjom. Nepraėjom dėl to, kad matona šitas ragas yra biški tokia mini skylutė turi, tai buvom užklijavę. Patarė kolegos su didesnė patirtim taip daryti, sakė, viskas puikiai tinka ir nesikabina, bet Sauliukas nusprendė kitaip.
Tai sakė, turite įdėti maksimum pastangų ir atvežt mašiną parodyt arba šiandien iki 10 vakaro, arba rytoj iki gal 8 ryto. Tai žiūrėsim, kaip seksis, gal pavyks ir šiandien nuvežt, jeigu viskas gerai. Pabandysim susiūt gražiai, preciziškai. Tai va, tai tokios žinios iš mūsų. Matonis kažkodėl greit ilgai neateina. Ką dar papasakot? Gal kažką papasakosim, kai baigsim tikrintis 3-4. O, sveiki! Labai dieną jau matėmės. Kur buvot? Mes tai susirašėm ralį. Šitą nebendravom biškelį. Pasne kart bendravom Admink. Aš pasakoju. Ai, po Adminkės teisingai. Ai, po Viados, gerai. Tai po Viados, kas nutiko tai, kad pavalgiau pagaliau aš pusryčius. Ir tada pasibaigėm susirašinėti 3-4, o tada buvo smagumynas, miestinis greičio ruožas. Košė makalošė, tiksliau. Kadangi Mandelis mums dar nepavyko kartu išvažiuoti pres ralį, principas šiaip panašus, kai vyksta žurnalistų ralį, arba, kaip Hebra sakė, anksčiau vykdavo mini ralį. Tai teko paskutinius smegenų ląsteles pajungti darbą. Buvo vienu metu sustoję 4 ekipažai, man atrodo, stovėjo mano avarinė. Ir visi mineralistai buvo. Jo, eks-mineralistai atėjo pas didesnius bernus ir nesupranta, kas vyksta. Tai paskui kalbėjom su Hebra, kad klausimas čia, ar tos 18 km sunkiau susirašyti buvo, ar miestinė. Bet viskas pavyko. Jau vakarėje 8:30, dar turim kelis reikaliukus techninei komisijai pasibaigti, kad rami galvela būtų, pasitikrinti 2 greičio ruožus, kurie yra po 16-18 km, pasnausti. Ir rytoj jau ryte 10 ryto LK0 pirmam ekipažui, tai pas mus ten bus 10-11 maždaug. Ir varysma, dainuosma, antras Larso etapas prasidės ralį Visagine. O dabar mes varom į Zarasus, kur reikia moteriškų rankų, kadangi nepraleido techo, tai reikia susiūt sėdynę. Patys mes abu tokių darbų, kaip, gal ir susisiūtumėm, bet tikrai Sauliui netiktų. Nebūtų precizikos. Tai pasiemam moteriškas draugės, važiuojam atgal prie mašinos į Visaginą. Tikimės, kad praleis Sauliukas tokį darbščių rankų šedevrą ir tada mašina atgal į Zarasus, biškį korekcijų ir miegot. Tikiuosi užmigti iki kokios 2. Aš anksčiau norėčiau, bet kaip bus, pamatysim. Tai va, žiūrėkit toliau mūsų vlogelį ir dar laiką paspauskit, va dabar laiką paspauskit. Šanuoliai, gerai, reiškia, galim tęsti toliau. Ir subskrybė irgi. Mes jau 2 štukas turim, tai? Turim? Jo. Nice. Siūlai homologuoti eisną? Taip. Parašyta, palauk, iš čia ant siūlų parašyta, galim pažiūrėti. Titaniniai, tai ne šiaip sau kokie. Tai čia motorsport visiškai. Tikiuosi Saulius įvertins tokį darbą. Stoviu antrą kartą prie techninės komisijos. Ten Saulius, kolegas krata. Norėčiau pafilmuot, bet gal neerzint pono. Nežinau. Laukiam, kol pakvies. Dabar yra 21:18 minučių. Laukia ilgas vakaras. Grįžtu tada su mašina iki Zarasų. Karolis sakė, nori pakeisti priekinės šakes, nes turim naujas. Nieko blogo ir šitom nėra, bet kadangi turim nusipirkę naujas, tai, sakė, dėl šventos ramybės. Tai va, ir dar reikia pasitikrinti su Matoniu, ką mes ten prisirašėm pagal video. Tai va, laukit žinių. Po kelių minučių turėčiau informuoti, ar paėjo, ar nepaėjo. Gavom Sauliaus palaiminimą. Lekiam į Zarasus, nelabai čia jūs manęs matot, bet tikriausiai girdit. Tai ačiū labai Aistei
Karolio žmonai, kad susiūlo taip meistriškai sėdynę. Saulius pabraukė, pačiupinėjo, sakė normaliai. Net 3. Tiek rankų dar nėra matęs bamsas. A, ne. Ką mes galim? Mes dirbom savo darbą. Prie kompo galim. Galim. Keičiam šakes. Nelabai gal reikia, bet kadangi turim, tai Chebra sakė pasikeis geriau. Labą rytą. 6:35. Spėkit, ar vakar pavyko pagal planą nueit miegot. Pavyko! Ir netgi 1:30 tai įvyko. Turėjom dar tokį nutikimą, kad bevažiuojant per Zarasus su Bamke iš taško A į tašką B po visų darbų, Karolis vos nepametė rato. O tą ratą prisukinėjo konkurentų mechanikas. Tai mes jam šiandien taip juokais ant bajerio paklausim, ar jisai čia pagal užsakymą viską darė. Bet viskas laimingai, operatyviai sudirbom, privažiavom su busu, sutvarkėm. O dabar, kokia čia didelė mašina. O dabar važiavam laukti Karolio. Važiavam prie mašinų ir visi draugiškai lėksim į Visaginą. Pasistatysim palapinės. Ramiai mašiną dar apsižiūrėsim, ar nieko nepamiršom. Ir va, ir tiek, ir tada, tarp 8 ir 9:15 berods reikia į prieš startinę mašinas pastatyti. Tai žodžiu, tai va tokie ryto reikalai. Oras neblogas. Kiek girdėjau, kiek supratau, biški nulyja per naktį. Tai gal visai neblogai bus. Gal taip nedulkės. Labas rytas. Nu pačio ryto. Ką tu? Važiuojam. Kur varom? Mašinų pažiūrėt. Į parodą. Jo. Zarasos. Šalia. Pamėgoj? Jo. Tik mama neleido pažadina. Ilgai mėgot neleido. Kaip į mokyklą. Aha. Kas čia taip surūdyja Škoda? Liktai ir stiklo ploštas, sako, nerūdyja. Surūdijus visą. Nauja mašina. Mes va jau atskridom į Visaginą. Einam iki viešbučio. Šiandienos nenakvosim, beje. O, konkurentai, žiūrėk. Tai bent jau pasisveikink su bernais. Labą dieną. Tai eina, žiūrėk. Eina ponas Paskėlis. Su šitą. Su švarku. Vakar? Tai praeitą sezoną pasveikinom, gal užteks. Nu, girdė, kaip sugrįžimas? Kiek nevažiavęs? Virš Lygiai metai. Lygiai metai nevažiavau. Bet, nežinau, truputį pasitreniravau. Gal bus gerai. Bet ant tokių greičio ruožų taip pirmą kartą iš karto šokti. Drąsos reikia, ne? Bus įdomu. Pastatydama į prieš startinę zoną. Šalia Justo Tamašausko naujas bolidas. Čia Andriaus Grigaičio. Nu, Justelį, kaip sugrįžimas? Jauduliukas ima? Antras mėnuo, kaip jauduliukas ima. Gerai, laukiam įdomu, kaip čia viskas vyks, kokioje vietoje būsime. Aišku, šitas ralis tai toks labiau gal pažinimo ralis, tai labai įdomu bus, kaip čia viskas susiklostys. Kiek kilometrų prasukęs jau su mašina? Tik vakar? Ne, prieš tai da. Dabar bus koks apie 100 gal kilometrų. Tai jau normaliai. Jo, bet vis tiek, ta 100 kilometrų tai yra 2 greičio ruožai, kuriuos važiavom. Tai pirmų kartų greičio ruožą pirmyn atgal važiavom, vakar važiavom į vieną pusę, tai, kaip pasakyt, tas pats per tą patį neduoda labai daug praktikos, o šiaip viskas ok. Ką, šturmanas spėja suskaityti? Spėja, komfortiškai važiuoja automobilis, mažiau streso gerokai, tai viskas ok. Ir tikimės patikimiau, ne? Nu tai aš labai norėčiau to tikėti.
Žodžiu, 10-20 startuojam. Už 14 minučių. Už 14 minučių. Pirmas, antras greičio ruožas. Nuo Atominės iki Rimšės dopo. Šitas bus toksai sunkesnis, aš galvočiau. Jo. Antra pusė bus tokia susukta visai. Jo. Tai šituos atlaikyt. Dar va kolegos, ačiū jiem labai, pasidalino info, kad tam kaimelį, miestelį prie bažnyčios yra armatūra išlindus vidiniai posūkio daly. Tai labai garbingas ir fainas poelgis iš konkurentų. Klasės draugų. Draugų. Konkurentai gal mes labiau ant popieriaus. Ja. Visi mes čia. Draugeliai. To paties tikslo susirinkę. Tai va, lėkim iki mašinėlės. Dar liko maždaug kokių 15 km. Nu tai sveiki po pirmo greičio ruožo. Nematėt jo, nes turėjom techninės sklandumus su GoPro onboardinė. Prieš pat startą išsijungė, kažkodėl tais nepradėjo suktis onboardas. Bet, wow, buvo įspūdinga. 10 minučių 33 sekundės darbo. Nu ir normaliai, mašinėlė grįžo į servisą. Viskas lyg ir gerai. Mantas irgi labai patenkintas. Nu, tai kaip tos padangos? Gerai, blemba, va dabar žiauriai pasijauti, eik tu sam. O dopas? Dopas, tai aš senai toks laimingas finišė nebuvau. Blemba, su daina, taip smagu. Galiu paantrinti, tikrai neseniai man tokį happy mačiau. Tai va, servisiukas ir vėl kartosim tą patį. Tai tokios emocijos. Mūsų klasės konkurentai dar važiuoja. Kai kurie tikrai šitam pirmam etape startavo, tai jų startiniai žemesni yra, kadangi žieminio nevažiavo, tai dar neturi taškų įskaitoje, tai laukiam jų rezultatų ir žiūrėsim, kaip ten bus. Bet kaip ir sakė ralio išdykėliai, kad po pirmo tikrai jau matysis bent jau plius minus, kas ten kaip važiuoja. Tai va, tokios takelės, tvarko mašinėlą, ruošiam antrą kartą tą patį važiuoti. Dešinys 5 ir kairys 6. Ir kairys 6. Tramplin 150. Kairys 6 per trampliną drąsiai ir kairys 6 ilgas. Ir dešinys 6 keep. Ir kairys 5. Čia kairys 5. 200. Stop, šikanas iš dešinės. Dešinė. Šimtas. Tramplin į dešinį 2. Ir kairys 6. Ir tramplin dešinė 150. Dešinys 6. Ir dešinys 5 drąsiai. Tramplin 70, kairys 4. Ketvirtas. Tramplin vidurio 105, stop, dešinys 2. Ir kairys 2. Tramplin ir tramplin kairė. Ir tramplin dešiniau į kairį 4. Ir kairys 5, 50, dešinys 3. Tramplin į kairį 5. Ir dešinys 600. Dešinys 5 ir kairys 600.
Tramplinį kairį 6 ir dešinį 6. Atsargiai, tramplin 30, kairys 3. Čia tramplin 30, kairys 3. 100. Dešinį 6, tramplin kairę ir tramplinį kairys 4 skip. Kairys 4 kip, 70, dešinys 4. Ir dešinys 6 per trampliną. 50 stop, šikanas kairė. Asfaltas. Ir dešinys 2. Tramplinį kairį 4. Ir tramplinį dešinį 2. Čia dvejetas. Ir kairį 6. Tramplin vidurių, dešinį 6, ilgas, don't. 70, kairys 3. Trejetas artėja. Šimtas. Tramplin dešinį ir kairys 6. Šimtas stop, šikanas iš kairės. Tramplin į dešinį 5-4. Ir kairys 5. Ir kairys 6 į dešinį 6. Tramplin vidurių ir kairys 6 per trampliną drąsiai. $200, dešinys 5, tramplinį dešinį 6-5. Ir tramplinį dešinį 5, don't. Į kairį 6. Tramplin. Skubi. Kairį 6, tramplin 50. Kairys 5-4 per trampliną. Ir dešinys 5 keep. Tramplin 50. Stop, šikanas iš kairės ten. Toliau. Čia šikanas. Skubėjau, sorry. Dešinys 4, 100 kairiau. Stop, dešinys 2. Dvojkė. Tramplin viduriu. 100 PM matai. Tramplinį kairį 4, betonas. 70 stop, šikanas kairė. $150 matai. Ir dešinys 2-4, don't. Bet čia don't. Ir kairys 4, don't. Į dešinį 5, žvyras. Ir dešinys 4, tramplin 50, kairys 5. 300 matai. Tramplin prie medžio, kairį 4, provėžos. Kairys 4. 100. Tramplin ir kairys 6. Tramplin 100 PM. Tramplin 70. Atsargiai. Tramplin į kairį 4 žemyn. 30, kairys 3. Tramplin čiut kairiau. 30, dešinys 4. 70. Dešinys 5 per trampliną ir dešinys 6.
Tramplinį kairį 5, 200. Aš kubė. 200. Aha. Dešinys 5 ir kairys 4. Tramplin į kairį 4, 3. Ir dešinys 5. Ir kairys 6, 70. Dešinys 5, 4 keep. Į kairį 4. Ir tramplinį dešinį kairis. Dešinį 4. 70 stop, kairys 1. $200. Dešinys 6 keep. Į kairį 5 per trampliną drąsiai. Tramplinčių dešiniau. 100. Tramplinį dešinį 5. Į kairį 5 per trampliną. 100 kairys 5 keep. Ir dešinys 4. Čia dešinys 4. Į kairį 5 per trampliną akmenis. Ir dešinys 5. 100. Dešinys 4 per trampliną daunt akmuo. Šitas. Į kairį 6. Tramplin 20, kairys 4. Ir dešinys 5 per trampliną ir kairys 5. Ir dešinys 5. Tramplinį kairį 4. Ir tramplin dešiniau. Ir tramplin kairę. 50 stop, kairys 3. Kažkoks stulpelis yra tas. Ir dešinys 4. Ir tramplin vidurių 200. Kairys 4 ir tramplin vidurių. $200 finish. Nice. Nice. Išjudam į trečią greičio ruožą. Buvo labai ilga pertrauka. 2,5 valandos berods. Tai taip labai išmušė iš vėžių. Šiaip viskas gerai, jeigu ne tie tokie dopas, servizas, regrupas ir panašiai. Tai dabar 3, 4 tuos pačius važiuosim. Reikės po 3 kūrą užsipilt. Ir tiek. Kas pas tave? Pas mane viskas tvarkoj. Susikaupimas, neišsiblaškymas, tempo laikymas ir užduočių vykdymas. Tai va, važiuojam, ruošiamės, tai išvažiuosim iš serviso. Likit su mumis. Dešinys 6. 100 PM. Kairys 6 ir tramplinčių dešiniau. Ir tramplin vidurių ir dešinys 6 daunt. Ir tramplin kairę. 100 tramplin kairę. Ir tramplinčių dešiniau. Ir tramplin 100. Stop, šikanas iš kairės. Ir dešinys 6, kairį 6 per trampliną. Ir tramplin dešinę. 200. Tramplinčių dešiniau ir kairys 6. Ir tramplin. 150, dešinys 5 daunt. 5 daunt. Tramplin 200.
Tramplin 200 kairiau. Tramplin į dešinį 5. $200 stop šikanas dešinė. Nu, padaryk vėl gerą. Nice. Kairys 6. 100. Kairys 5 per trampliną drąsiai ir dešinys 5. 200. Dešinys 6 per trampliną. 300. Kairys 6 per sankryžą ir dešinys 6. Čia sankryža. Dešinys 6 ir kairys 6 per trampliną ir dešinys 6. Ir dešinys 6 per trampliną drąsiai. Tramplin 70. Stop. Šikanas iš dešinė malkų gale. Ir tramplinį kairį 4, 4 don't. 4, 4 don't. 300. Kairys 6, tramplin vidurio ir tramplin dešinė. Ir kairys 6 keep. Ten kairys 6 keep ir dešinys 6 per trampliną drąsiai. Tramplin 100, dešinys 6, 5. Ir tramplinį dešinį 5. Tramplin 70, dešinį 6 don't. Kairį 5, 6. Čia kairys 5, 6. Ir tramplin vidurio. Tramplin 50, dešinys 6 per trampliną drąsiai. Šeši drąsiai. 200 stop šikanas kairė. Atsargiai provežas. Puikiai. Tramplin ir tramplin kairė. Tramplin 70, kairys 6. 70, dešinys 5 per trampliną. Ir kairys 3 žemyn. Laikai. Kairys 3 žemyn čia. Ir dešinys 4. Tramplin ir dešinys 5. Tramplin kairė. 300. Tramplin 100, kairys 6 ilgas. Ir tramplin dešinė 100 pem, stop šikanas kairė. Ir kairys 6, tramplin vidurio. 200 kairiau, tramplin. Tramplin dešinį 4, į kairį 5. Ir tramplinį kairį 5. Dešinį 6 per trampliną. Čia dešinį 6 per trampliną. Ir tramplinį dešinį 6. Tramplin vidurio ir kairį 6 per trampliną drąsiai. 300. Tramplin dešinę. Ir tramplin vidurio. Kairys 6. Tramplin į dešinį 6 per trampliną. Į kairį 6. Ir tramplin 200 matai.
Tramplin viduriu. 200. Stop, šikanas iš kairės. Jas, radau šį kartą. Dešinį 6. 100 dešiniau atsargiai, kairys 2 ir dešinys 3 per trampliną keep. Čia dvojkė. Ir dešinys 3 per trampliną keep. Ir kairys 6. Ir kairys 6 per trampliną keep. Dešinys 6, kairys 6. Tramplinčių dešiniau. 100, tramplin 70. Dešinys 6 ir kairys 6. Į dešinį 6 per trampliną. Ir dešinį 6 duobės, tramplinį kairį 4. Čia duobės, tramplinį kairį 4. Ir dešinį 6, finish. Mane tas šitą. Radau tą šikaną. Šaunuolis. Ir dulka net tiek buvo. Šiaip jo. Blem, bet norėčiau dar šitą pasilikti. Sukamės. Aik, tu sako, kaip gerai. Šį kartą kažkaip gal biškį mažiau myšta buvo, man atrodo. Jo, vietomis matėsi, kad tikrai. Ačiū maži. Liko slalomas. Jo, biškį dar liko. Hello. Suvažiavam visus žvyrinius greičio ruožus. 3, 4, blemba ten kokie greičiai. Va. 107 bent jau trečiam buvom atsukę max. Nu tai tikriausiai šita mūsų mašinėlė dar nėra mačius tokių greičių. O šiaip tai viskas gerai. Prieš 3, 4 buvom sukeitę padangas, Zestino padangas. Priekį su galu. Kadangi priekį prastesnės, tai dabar miestui dedam prastesnės į galą. Nu, nes gaila biškį. Ten vis tiek asfaltas, faiškės, ten žiedai ir panašiai. Tai va, hebra greit padaro ir, nu, plemba, nenusiplojom. Buvo kelio knygai parašyta, kad nemokamai galima nusiplauti prieš miestinį greičio ruožą. Kažkaip pamatėm. Bet nieko. Nusiplausim po viską. Nes va priekį padangėlė atrodo taip. Nu, kraštai dar visai nieko, bet va kaladėlės biškai apsistarkavusios. Čia tokia situacija, einam į galą pasižiūrėti, ten kur prastesnės. O čia, va taip, nu, nebaisus skirtumas, bet šitas pagal mus, va ten, va, giliau. Labai užsiapvalinę viskas, tai, nu, šitas pasiliks miestą. Tai va, o šiaip mašinėlį viskas gerai, lekia puikiai. Šiaip dabar aš supratau, kad tą padangą labai gerai laiko. Šiaip kartais net sunku dar kol kas pasitikėti ir tikėti, kaip ten greit gali važiuoti tą posūkį. Tai, nu, šiaip kainos ir kokybės santykis tai labai geras. Pavyzdžiui, šitas daiktas 2,7 su PVM, o čia 102. Yra skirtumas, ne? Šimtas šikanas iš kairės siaura. Žiedą apsisukam. Sargiai. Šikanas iš kairės statelė. 100 per dešinę vartai. 100 šikanas iš dešinės. 50 apsisukam. Šikanas iš kairės. 50. Per dešinius vartus. Šikanas iš kairės siaura. Žiedą apsisukam. Siauriau. Šikanas iš kairės statelė. Šimtas per dešinius vartus.
100 šikanas iš dešinės, 50 apsisukam. Šikanas iš kairės. Vartai kairė. Viskas. Tik galiai tiesiai turtų. Kas nustarte buvo? Nežinau, tai pakėlė, blėt, ir tada mosikuot pradėjo. Šimtas šikanas iš dešinės, apsisukam. Šikanas kairė. 50 per dešinius vartus. Šikanas kairė. Žiedą apsisukam. Šikanas kairė statelė. Per dešinius. Šikanas iš dešinės. Apsisukam. Šikanas kairė. Per dešinius vartus. Šikanas kairė. Paskutinis čia? Taip, finišas. Šikanas. Per kairius vartus. Finiš. Ramiai. Per dešinę vartą. Blemba, fainiai. Nice. Man patiko. Pakvipos ant kabėlą biškelį. Padangam. Nu ką, vachūras? Visaginas, rally, done. Nu, dan ir žiauriai gerai. Šiaip labai keista buvo važiuoti tą ralį, kurį esam su Mantu ir su Hebra nemažai filmavę. Ir tos, kuriuos bent jau poskus su greičių ruožus matė iš šono. Aišku, visas mūsų važiavimas, visi sezonai tokie yra. Bet šiaip tai wow. Ta prasme, labai daug jaučiu mūsyse patobulėjimo, pasitikėjimo tiek automobiliu, tiek viens kitu. Aš tai manau, kad čia vienas geriausių ralių pakvietėjų. Jo, aš irgi sakau, kad nominuoju visiškai pirmoji vietai, ką teko važiuoti. Dabar sakiau, trumpesnius dopus bus labai keista važiuoti. Taip, gerai, čia tie po 15-18 kilų. Wow. Ir miestinė, žiauriai, fainai. Geras, geras. Realiai mes skaičiavomės, va, pirmą suvažiavom sekciją, antrą greičio ruožą ir kaip ir mineralis baigtas. Jo. Antras mineralis. Nu, žodžiu, tai buvo, gali būt, kad neapsiskaičiuoju. Bet, žodžiu, viskas gerai. Ir šiaip be jokių klaidų visai. O dabar mes laukiame dar vieno pirmo karto savo karjeroje trumpoje. Galimo dvigubo podiumo tiek SG3, tiek ir ralio 2VD. Nu, bet čia dar neaišku. Tai laukiam, sakau. Nu, laukiam. Jo. Galimai, kaip vadinasi. Žodžiu, na dabar nešamės maišiuką. Pastaroliuką. Kuriame yra 19:59 palikus mašiną uždaram parke, nubėgta vairuotojo iki Maximus nupirkti. Staroliukas sutvarkė mašiną. Na, sakykim, šokoladą. Šokoladą. Bet? Labai kažkaip troškena. Žiūrėkit, tak. Čia retas gamtoje atvejis yra. How's the rally? Good. Good? Nice. Nu va. First rally? Okay, nice. Nu va. Retas atvejis gamtoje. Dusteris rally. Linkėjimai Mindaugui Plūkiui. Bet kuriuo atveju antroje vietoje Rally Friksai, Mantas Dilys, Laurynas Matonis. Valios!
Mano jaunimas niekaip negali tų telefonų ir kamerų iš rankų paleisti. Ir man ir Laurinai kompanijai.